Labai paprasta užduotis. Už šitos širmos yra pasislėpęs vienas Lietuvoje žinomas žmogus. Kai jūs atsisėsite, pamatysite tik jo rankas, to žmogaus. Ir štai jums visas tas laikas papasakoti to žmogaus istoriją, jo praeitį, dabartį, ateitį. Viską man papasakoti apie tą žmogų. Jūs Kučinskis kalbėjo nedaug, tačiau glostydamas Viktorijos rankas sulaukė nemažesnio dėmesio, nei anksčiau pasirodė jo kolegos. Mėgsta judėt, gal šokti, gal paprastai vaikštinėt, bet mėgsta žmogus šitą, kad aktyvus toks turi būti. Sėdėt vietoj bus sunku, laukia meilės nuo gyvenimo. Žinau, jei trūksta, jie ieško, nori. Jaučiau, kad šitas žmogus tikrai emocionaliniai yra pagrindinė jo gyvenimo energija, čia yra emocijos ir jeigu jo nugazdinti, pradėti sakyti, ką nors apie šitą ranką, tai galvoju, kad čia nebūtų tos malonus dalykai, kokie aš norėčiau, kad liktų po šitą užduotį. Jį moka kalbėti. Gali pritraukti žmonės prie savęs dėl kaip moka kalbėti, galiu taip pasakyti. Jo profesija čia labai vertingas dalykas yra. Gerai kalbėti. Buvau ir vedėja, buvau ir šokėja, ir čiuožėja, ir scenai, ir judu, ir dainuoju, ir kalbu, ir aš manau, kad kartais man būna tokių dienų nedaug valgyti, daug pakalbėti. Ar kaip aš taip klostu rankos, ar gerai viskas jums? Aš iš pradžių labai nepatogiai jaučiausi dėl tų rankų. Bet man patiko, kad jisai paklausė, ar manęs netrikdo tai. Nes iš pat pradžių, kol jisai darė kažkaip spaudė, čia delniuką dar nieko. Bet irgi kažkokie srautai ėjo. Visai patiko, kaip plėtėt rankas. Geras masažas. O kiek atrodė metų? 30. Gerai. A kiek turėjo pasakyti? Ne, viskas gerai. Patenkintas, todėl, kad kada atėjo Viktorija pas jo, ant jo veido buvo džiaugsmas. Jis turėjo geras emocijos. Man buvo labai svarbu, aš dirbau su žmogu ir po mano darbas, kad nesvarbu, ką buvo viduj, bet gale turi būti geras jausmas, geras emocijos ir pas mane, ir pas šitą žmogų. 5 metus įvyko lemtingas įvykis. Ekstrasensai, pasitelkę savo sugebėjimus, turės atsakyti, kas netoli stadiono atsitiko su Arūnu. Jos prie stadiono pasirodė Viktorija Perminaitė, rankų glostymais bandė sužliuliuoti Andžejus. Labai stiprus mūšis į galvą. Taip kaip, nežinau, taip, iš viršaus. Bet labai skausmingas. Kaip aš... Palaukit. Pataikė labai stipriai iš viršaus. Nežinau, man atrodo, kad, transas buvo, bet, labai skauki. Žinot, skirtingi situacijai buvo, bet čia, kada jaučia šitą vidų, labai sunku yra. Man iki šiol po užduočių labai skauda galva. Įėjau į transą ir pirmas, ką buvo, kad toks labai stipras mūšis į galvą, iki šiol skauda dar. Labai nemalonus jausmas toks. Čia gal ne vienas mūšis buvo. Todėl, kad atrodo, kad mūšis iš viršaus, žmogus pritupė, atrodo, kad dar mūšis buvo paskui. Jis buvo labai skausmingas, jis pritupė, atrodo, gal tam ne po galvą, dar ką nors. Su kuo muša, pagaliu ar kumščiu? Čia atrodo, kad panašu į tokia kaip guma kokia. Aš nežinau, kas čia tokia yra. Čia ne metalas, ne malkas kaip guma. Aš matau tokia joda ir viskas. Jodas spalva, kas čia yra, aš nežinau. Andžiui pavyko tiksliai nustatyti, kad Arūnui buvo sumušta galva. Maža to, laidos dalyvis įvardijo ir daiktą, kuriuo buvo suduotas mirtį atnešęs smūgis. Vėliau Arūno tėtis Andžiaus pasiteiravo, ar jis galėtų parodyti konkrečią vietą, kur įvyko konfliktas. Šalia traukė tą pusę arčiau, čia, truputį arčiau. Ten? Šitų vartų. Aš maždaug galvot. Čia buvo taip, kad įvykis nebuvo vienoj vietoj. Čia buvo daug žmonių
ir viskas judėjo. Taip. Čia buvo toks didelis judėjimas ir kiti žmonės taip pat gauna, bet taip išėjo, kad jis gauna į galvą. Čia buvo pati sunkiausias smūgis. Andžiui ir vėl pavyko. Maža to, vienas iš laidos favoritų ryžosi įvardyti, kas susidorojo su Vidmanto sūnumi. Kas jį nužudė, vat? Pagal šitą viskas, ką aš matau, tai yra taip, kad šitas žmogus yra sufuotas. Tąkart uniformuotų žmonių šalia stadiono buvo daug. Mėgstamų komandų uniformas vilkėjo daugybė futbolo aistruolių. Uniformuoti buvo policininkai ir stadiono apsaugininkai. Atrodo, kad Andžiaus spėjimai ir vizijos žuvusio vaikino tėčiui padarė įspūdį. Vienas mirtinas smūgis į galvą. Jis parodė tą vietą, kur įvyko viskas. Ir pasakė, kas tokie, apibūdino.